papasakosiu apie savo dalį. Man teko svarbiausias darbas sugalvoti devizą pavadinimu. Tai pasirinkom Lituaniką. Pasirodė, turėtų tikti šitam konkursui. Ir tokį paaiškinimą sugalvojom, kad kažkada tokį lyg platų kultūrinį švietėjišką žygį atspindintis pavadinimas buvo pasiskolintas batų pramonį ir galbūt gali būti laikas vėl įgrąžinti platesniam naudojimui kultūriniam. Ir pasirinkę šitą pavadinimą kaip devizą ir galbūt pavadinimą pačiam formuojamai teritorijai naujai gimstančiai, pagalvojame, kur galima būtų jį pakabinti. Ir apžiūrėję teritoriją, nusižiūrėjom šitą pastatą, kuriame dabar esame, ir pabandėm pakabinti ant jo. Ir mums pasirodė, kad visai tinka, galbūt tik tai reikia nuimti viršutinį aukštą, kuris išlenda iš bendro senamiesčio aukštingumo. Ir tas uždėtas pavadinimas gal mums ir tiko, tik tai trūko pastato gyvybės, todėl pasikvietėm žinomus ir pažįstamus menininkus ir leidom jiem apsigyventi, įkurti galeriją, loftus ir vystyti tenai veiklą. Tai ką jie čia padarė, mes truputį papaveikslavom, dar gal porą kadrų. Žodžiu, kaip ir pastatas pradėjo gyventi, kurti įvaizdį, bet šita buvo problema ta, kad ilgainiui menininkam nusibodo prie žiūrovų, kadangi prieiti buvo sudėtinga, gan intensyvi gatvė trukdė tiek menininkam eksponuoti savo darbus, prieiti prie upės, tiek žiūrovam laikytis toje vietoje. Todėl paprašėm apsaugos, kad bent jau kokiam 3 dienom uždarytų judėjimą Jonavos gatve. Aišku, buvo konfliktų su vairuotojais, bet mes tai atidėjome vėlesniam darbui ir dar papaveikslavom nuotraukų, kaip tai atrodė. Tai šiek tiek nustebom, kokių rezultatų iš karto atsirado. Atsirado apšvietimas palupyje, įvairūs meno objektai. Pradėjo žmonės plaukyti valtimis, žmonės vaikščioti krantinę, menininkai darė šviesos spektaklius, dviratininkai atvažiuodavo pasižiūrėti veiksmo, prasidėjo gatvės renginiai, vaikai galėjo žaisti prie vandens, atsirado suoliukų, atsirado menininkų paveikslų gatvėje, atsirado prekyba, tiesiog gatvės prekyba, laisvalaikis labai įdomus, įvairūs pirkiniai, vyrai naktį, kavinės, koncertai po atvirą dangumi, apšvietimas, natūralios gamtos ir objektų, vėlgi objektai naktį, atsirado įdomi infrastruktūra, šventės miesto, gatvės muzikantai, menininkai paišydavo tiek ant drobį, tiek ant grindinio, kinas vandenyje, iš gamtos objektų, skulptūros ir šiaip skulptūros. Todėl mes supratome, kad galim drąsiai siūlyti užsakovom šitą programą ir viskas veiks, liko tik tai nubraižyti ir Donaldas padarė tokį gamplaną. Labai daug pakalbėta apie senamiesčio istoriją. Mūsų pagrindinė idėja yra remiantis istoriniais brėžiniais atkurti šitą urbanistinį audinį ir pagrindinė tikslas būtų tai apjungti horizontalią plokštumą pagrindinius taškus, nekuriant naujų, juos dar labiau eksponuoti, taip sukuriant patrauklę ar užbaigiant senamiesčio visą infrastruktūrą. Mes siūlome neries sprendime padaryti promenadą,
prisiderinti prie bendros senamiesčio ir bendros senamiesčio. Trumpai galvoti apie transportą. Kadangi problema transporto yra daugiau ne lokalinė, bendramiesinė, tai gal porą pagrindinių žodžių, koks mūsų įsivaizdavimas, kas liečia transportą. Tai mes nesiūlom uždrausti senamiestį transportą. Mes siūlom įvesti aiškią gatvių hierarchiją, kad jos netaptų autostradom ir kur pėstieji ir mašinos kertasi. Būtų aišku, kur yra pėsčiųjų zonos, kur yra aptarnaujančio transporto, kur yra tranzitinio transporto. Mūsų